Diena, tai aš pratęsiu būsto temą. Iš ties pakalbėsiu šiandieną apie turbūt patį didžiausią ir patį svarbiausią nekilnojamo turto segmentą. Tai yra daugiabučių plėtra. Ir iš esmės aš nekalbėsiu apie prognozes, apie kažkokius lūkesčius, bet aš kalbėsiu apie realiai nuveiktus darbus mūsų šalyje ir už mūsų šalies. Ir pabandysiu atsakyti į klausimą, ar šie kranai šiuo metu dirba pilnu pajėgumu, ar jau jiems trūksta darbo. Tai pradėsiu nuo turbūt labai irgi svarbaus mūsų šalies miesto, Klaipėdos. Štai jūs matote kreivę, grafiką. Joje parodyta, kiek plėtotojai kasmet pastato būstų pardavimui. Tai yra fiziškai baigę statybas. Tai yra, mes sekam kiekvieną projektą, sekam statybų eigą ir galim pamatyti, kiek realiai sugeba pastatyti per metus plėtotojai. Tai lygiai prieš metus buvo prognozė, kad 23 metais Klaipėdoje bus baigtos 450 būtų statybos. Tai galim pasižiūrėti, koks yra faktinis skaičius, tai jisai šiek tiek mažesnis negu prognozė. Buvo įgyvendinta 10 skirtingų projektų arba jų tęstinių etapų. Ir iš ties matome tokį pakankamai stabilią situaciją, ypatingai žvelgiant į ilgesnį laikotarpį, tai matome, kad tas skaičius Klaipėdoje nei jisai labai kažkaip tai auga, nei jisai labai kažkaip mažėja. Tokia riba yra apie 400 būtų kasmet pastatyti pardavimui. Kas yra gerai, tai yra, bent jau žvelgiant į šių metų prognozę, tai prognozuojam, kad atsižvelgia į vykstančias statybas, tas skaičius ir išliks toks panašus. Tai yra apie 400 būtų, tai yra be didesnių svyravimų Klaipėda gyvuoja. Kas yra dar vienas, galbūt, nepaisant to, kad čia Klaipėda nefiksuojam kažkokių didesnių nuopolių, nei pakilimų, yra išties geras dalykas, pagaliau atgimsta centrinė Klaipėdos miesto dalis. Tai matote, kairiai pusėje vienas projektas jau baigiamas įgyvendinti, to pačio plėtotojo kitas projektas pradedamas plėtoti, jau bus, turbūt jeigu viskas vyks pagal planą, tai pirmieji daugiabučiai šitam projekte bus baigti statyti iki metų pabaigos. Memelio miestas, pirmasis etapas pažymėtas, galite matyti, prasidėjo jau ir gyvenamo, ir komercinės dalies statybos, galbūt jie bus šiek tiek vėliau pastatyti, nes sudėtingesni projektai įdomesni. Matome dar planus vieno plėtotojo, nors dėl jų dar žinoma nieks nėra aišku, tiesiog pastatoma vizija, bet aš noriu pasakyti, kad pagaliau Klaipėda plečiasi ne tik tai miesto pakraščius arba už miesto ribų, kas iš ties labai yra svarbu, iš ties Klaipėda galbūt trūksta tų plėtros pačioje miesto teritorijoje, bet pagaliau matome kažkokį judesį ir centrinėje miesto dalyje. Tai turbūt tokį galima būtų pasakyti pozityvumą apie šitą miestą. Kaunas, kylanti žvaigždė arba besileidžianti saulė. Štai matote prognozę prieš metus, prognozavome, kad 23 metais bus pastatytas rekordinis būtų skaičius pardavimui. Būtent pardavimui ir galim pasižiūrėti, ar ta prognozė išsipildė. Taip. Jinai išsipildė. Tai yra, per visą mūsų stebėjimo istoriją mes niekada neturėjom tokio didelio skaičiaus, realiai pastatytų tiek daug projektų ir tokio didelio būtų skaičius. Tai yra, jūs matot istoriškai, beveik 1500 būtų, tai yra iš ties labai daug. Gal kiek įdomesnis, ką pasakyti apie praėjusius metus, tai vis dėlto plėtotojų pasiskirstimas yra pakankamai toks labai platus ir dominuojančios žaidėjų nėra. Tai yra, sakykime, gal pusę rinkos dalies sudaro kažkokie ilgamečiai plėtotojai, žinomi tai rinkai arba visai Lietuvai žinomi plėtotojai, pavyzdžiui, jau į rinką įžengė, realiai įžengė ir užbaigė pirmojo etapo statybas SBA grupės įmonė, Nemunaičių projektas. Bet kas yra, iš ties labai didelė dalis Kauno mieste yra tokių pavienių, labai nežinomų plėtotojų ir privačių asmenų, kur iš ties labai sunku suprasti, kas vyksta. Matai, kyla daugiabutis, nei yra pardavimų, nei supranti, ar čia jisai statomas nuomai, ar čia statomas pardavimui ir iš ties labai sunku sekti. Tai Kaunui palinkėsiu to tokio, galbūt daugiau kokybės, daugiau kokybiškų plėtotojų, kurie galėtų suteikti pirkėjams daugiau saugumo ir sukurti kokybišką produktą.
Tai prognozė, dėja prognozė čia jau yra šiek tiek liūdesnė negu Klaipėdoje. Matome, kad 24 metais realiai bus baigtos apie 850 būtų statybos. Tai yra, šitas skaičius jisai negali augti. Tai yra, jeigu jūs jau nepradėjo statybų, jūs jau šiais metais nespėsit, tai vertinėmės statybų eigą, matome, kad yra ženklus statybų apimčių sumažėjimas, net viršintis 40%. Tai yra, žinoma, po tokių intensyvių metų, tai nenuostabu, kad turime labai didelį sumažėjimą istoriškai, dar jeigu taip pasižiūrėti per pastaruosius 5-6 metus, tas pastatytų būtų skaičius yra pakankamai vis tiek gausus. Bet faktas vienas, jau palyginus su 23 metais mes turime sumažėjimą. Ir Vilnius, turiu gerų naujienų, augantis miestas, pirmą kartą istorijoje šitame mieste oficialiai registruotų gyventojų skaičius viršijo 600 000. Tai yra šių metų pradžioje ir aš bandžiau pasižiūrėti su Ryga. Tai Rygoje, tik tai nėra naujausios statistikos, bet Rygoje 23 metų pradžioje buvo registruota apie 609 000 gyventojų. O dabar Vilniuje yra 603. Tai pažiūrėsime, kai atnaujins duomenis Latvijos statistikos departamentas, nors tikėtina, kad ten gyventojų skaičius irgi padidės, nes Rygoje po ilgos pertraukos, turbūt imigracijos dėka, gyventojų skaičius irgi pradėjo augti. Tai mums pasivyti Rygą įmanoma, bet turbūt irgi nebus taip paprasta. Bet bent jau tą viršiam simbolinę ribą 600 000 gyventojų. Ir ta tokia pati skaidrė, statybų apimtis, prognozė prieš metus, kas buvo, prognozavom, kad bus pastatyta virš 5000 būtų. Galim pažiūrėti, kaip sekėsi Vilniaus plėtotojams. Panašus skaičius. Tai yra, šiek tiek keletą projektų pavėlavo, nusikėlė į sekančius metus ir matome, kad tas skaičius yra tikrai gausus. Tai yra statybų, darbo tikrai statybininkai turėjo praėjusiais metais Vilniuje. Ką galima pasakyti iš tokio šiek tiek įdomesnio dalyko, jūs matote, štai surinkom duomenis, renkam duomenis ir apie energinę klasę. Tai matome, kad jau 23 metais matome tokį šuolį A++ energinės klasės. Nors šiaip pasižiūrėt, jeigu taip šiek tiek į ankstesnius metus, jeigu prisiminti, A+ energinės klasės reikalavimas atsirado nuo 2018 metų, bet šita klasė realiai pradėjo dominuoti, tai yra A+ ir A++ tik tais 20 metais. Tai yra realiai 3 metais nuo reikalavimo įsigaliojimo. Tai jau pradėjo dominuoti, tai yra daugiau nei pusė būtų daugiabučių buvo A+ arba A++. Jeigu kalbėtų apie A++ klasę, tai reikalavimas yra nuo 21 metų pradžios. Tai kad dominuotų A+ klasė, reikės, kad praeitų turbūt ant 5 metų. Tai yra 24 dar turbūt bus mažiau negu pusė būtų A++ energinės klasės, o jau 25 turbūt jau bus toks didesnis šuolis ir jau dominuos. Tai matot, tas toksai nuo reikalavimo įsigaliojimo iki realaus rezultato, tas laikotarpis yra pakankamai netrumpas. Ir ką, prognozė. Didžiausias Baltijos šalių pagal statybų kiekį miestas irgi patiria ženklų sumažėjimą. Tai yra, matome, kad nepasieksim 3000 būtų. Tai yra statybos tikrai apimtis statybų lėtėja. Tai yra labai panašus santykinis sumažėjimas kaip ir Kaune. Ir žiūrint istoriškai taip, tai yra pakankamai žemas rodiklis. Tai yra žemas rodiklis. Ir jeigu dabar mes visus sudėsime miestus kartu, tai pažiūrėsime, kad šiais metais daugiabučių statybų apimtis grįžta į 2016 metus. Tai yra sumažėjimas tikrai yra ženklus ir jeigu tai paskaičiuoti, palyginti 24 su 23 metais, ką tai reiškia skaičiais, tai kad bus pastatyta mažiau būtų, tai reiškia parduodamo ploto bus pastatyta mažiau apie 135 000 kvadratinių metrų, o jeigu skaičiuoti ant žeminį plotą, tai būtų apie 150 000. Tai yra toks pokytis yra šituose 3 miestuose vien per vienus metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad statybininkai šitame segmente turės šiais metais tikrai mažiau darbo, tek žvalgytis į kitus sektorius, galbūt imtis infrastruktūros projektų, renovacijos,
galbūt komercinių projektų statybų, bus kaip tik Sandros pranešimas apie komercinį sektorių, galbūt ten situacija šiek tiek yra geresnė, galbūt statybų apimtis auga, arba išlieka stabilios, tai pamatysime. Bet aš čia pakalbėjau apie ten, sakykime, daugiabučius ir apie didmiesčius, tos pagrindinius, bet jeigu mes pasižiūrėsime naujausią statistiką iš apskritai visos Lietuvos, iš viso būsto segmento, tiek ir namai, būtai, viskas, kas yra registruojama, tai matome, čia naujausi duomenys tik tais yra už 3. ketvirtį 23 metų, tai matome, jeigu tai palyginti su praėjusiais metais, tai tiek pradėtų statyti būstų skaičius Lietuvoje, tiek leistų statyti būstų skaičius Lietuvoje ženkliai mažėja. Tai yra daugiabučių statyba minus 51, apie 50%, o namų statyba 1/4. Tai yra, matot, kad šitos tendencijos yra ne tik tais didmiesčiuose, bet ir visoje šalyje. Vis dėlto šitas segmentas tikrai patiria pakankamai ženklius pokyčius. Šitas grafikas, iki skausmo pažįstamas plėtotojams. Matote, tai yra realizuotų būtų skaičių pirminėje rinkoje, tai yra, kur plėtotojai seka ir kiekvieną mėnesį paskelbia visai rinkai. Tai matote, jau 2 metus trunkančią stagnaciją, tą nuopolį pardavimų pirminėje rinkoje. Nenustabu, kad ir turime tokias tendencijas ir statybų sektorėje. Tai matome, kad 2 metus tęsiasi tas, kaip sakoma, stagnacija. O mes galim pasižiūrėti, uždėti ant to pačio grafiko kitą statistiką. Čia kaip tik buvo moderatoriaus klausimas apie lašinius. Tai čia galima pažiūrėti, kokie dar yra lašiniai pas plėtotojus. Tai yra čia yra ta balta kreivė, tai čia yra nauji susitarimai dėl būsto įsigijimo daugiabučiuose. O čia yra pilki stulpeliai, tai yra kiek oficialiai registruota naujos statybos būtų. Tai yra sandorių, kiek registruota ir matome, kad šitie stulpeliai iš esmės labai dar nesikeičia. Tai jie kažkokio sumažėjimo nėra. Tai yra paaiškinimas labai paprastas. Statybų buvo dar labai daug pastaruosius kelis metus ir tik dabar registruojama, tai yra baigiama registruoti tie ankstesni susitarimai, kurie buvo ankstesniais metais. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėte netgi, pavyzdžiui, į gruodžio mėnesio statistiką, tai pamatysite, koks šuolis yra. Tai tiesiog baigė statybas ir priregistravo. Tai yra iš ties, galbūt, kalbant apie lašinius, tai yra lašinių dar plėtotojai turi, ypatingai didesni, tai yra jiems įregistravus, įvyksta galutinis atsiskaitimas ir jie susigrąžina tas investuotas lėšas ir gauna pelną iš tų statybų. Todėl dar šito mes oficialioje statistikoje dar labai tikrai gražiai atrodome, nors, aišku, jau ta kreivė, kuri yra nusileidus beveik 2 metus, suponuoja, kad tų lašinių šiais metais, turbūt ir galbūt sekančiais metais bus vis mažiau ir mažiau. Tai yra įplaukos plėtotojų kišenės bus vis mažesnės ir mažesnės. Kaip sekasi mūsų kolegoms? Identiškai. Nieko naujo nepasakysiu, vis dėlto pasižiūrėjom, kas vyksta ir tikrai matome, kad sumažėjimas yra ženklus tiek Rygoje, kur galbūt nepasižymi ten kažkokiu didesniu rinkos aktyvumu, ypatingai statybomis, bet vis tiek ir ten yra sumažėjimas, netgi nuo tos bazės, kuri nėra labai aukšta, sakykime, tam miestui. Talinas ir matote Vilnius, tai žinoma, kad yra tendencijos, tai yra ne tik tai mūsų šalies galbūt bėda, kad plėtotojai vis dėlto investicijas akivaizdžiai į šitą segmentą mažina, nepaisant to, ką jie galbūt ar planuoja, ar kalba, realiai matom pagal nuveiktus darbus, kad apimtis tikrai mažėja. Tai kas, sakykime, mes turim tokią situaciją, besitraukiančias investicijas ir, sakykime, galim pamodeliuoti, kas būtų, jeigu išsipildytų tam tikri rinkos raidos scenarijai. Tai žinoma, pirmas scenarius, sakykime, turime kažkokį staigų rinkos atsigavimą dėl, sakykime, kažkokių gaunam labai daug pozityvių naujienų, infliacija žemame lygyje, ten viskas labai gerai, palūkanų normų mažėjimas, optimizmas atsirandantis rinkoje ir staigiai atsigauna rinkai, žmonės ilgai laukia, reikia dabar jau pirkti ir visi puola pirkti. Tai žinoma, šitas scenarius tikrai nėra labai geras, nes jūs matote jau statybos tikrai sulėtėjusios ir tiesiog rinka gali būti nepasiruošus tokiam dideliam galbūt amplūdžiui ir vėl turėtume tas eilinės
problemas, kurias turėjome, sakykime, po pandeminių laikotarpių. Tai aišku, labai gerai, kad yra plėtotojų, kurie taip tiesiog ir komunikuoja, sako, kad jeigu rinka atsigaus per daug greitai, vis dėlto mes sulauksim problemų, būsto trūks, kainos vėl toliau auks ir mes esam pasiruošę, jeigu tik tai matysim, kad situacija gerėja, staigiai reaguoti ir staigiai rinkai pasiūlyti naują produktą, nes turim statybų leidimus, viskas, mums tik tai reikia to signalo iš rinkos. Tai aš labai tikiuosi, kad yra ir daugiau įmonių, kurios taip mano ir taip ruošiasi, tai bet kokiu atveju taip, tai reikia įvertinti, kad bet kokiu atveju tas scenarius jisai nebūtų labai geras, nes tikrai visi nespėtų sureaguoti ir vis tiek atsirastų tokia įtampa. Kai yra disbalansai, tada turime kažkokias problemas, ką mes matėme ir ankstesniais metais. Yra kitas nelabai geras scenarius, tai yra jeigu mes turime stagnaciją, tai yra sakykime, kreivė rinkos aktyvumas jisai išlieka panašiame į lygyje, nei didėja, nei mažėja, ką tai reiškia, statybų vyksta mažai. Būsto kainos išlieka aukštos, nes vis tiek plėtotojai nepatiria kažkokio ypatingai didelės įtampos, tai yra tas neparduoto būsto skaičius nėra kažkoks labai skausmingas ir jie gali iš esmės laikyti tas kainas aukštame lygyje. Tai šitas scenarius yra pakankamai toksai niūrus ir turbūt vienas iš prasčiausių įmanomų scenarių. Ir yra kitas visai geras scenarius, iš tikrųjų aš jo mums visiems ir linkiu, tai yra nuosaikus rinkos atsigavimas. Tai yra, kad rinka atsigautų vis dėlto palaipsniui. Tai yra, nereikia didelių mums šuolių, reikia, kad atsirastų pozityvumas ir kiekvieną, sakykime, mėnesį vis kažkokios tai teigiamos naujienos, kurios rodytų, kad rinka atsigauna, nes tokiu atveju iš ties labai lengviau plėtotojams ir visai rinkai pristaikyti prie tų pokyčių. Tai yra, jau matys, kad rinka atsigauna, tai, sakykime, vienas, kitas plėtotojas, trečias vis pradės drąsiau statyti. Iš ties, mes, turbūt labai norėčiau, kad mes sugrįžtume į tą 2015 metų, 2019 metų laikotarpį, kai mes tikrai turėjom tvarios, subalansuotos rinkos plėtrą ir tikrai neturėjom jokių problemų. Visi dirbo pelningai, kasmet pastatydavo vis daugiau, kainos po truputį augdavo. Tai vis dėlto aš norėčiau, kad išsipildytų šitas scenarius šiais metais. Nestaigus, ne stagnacija, o būtent nuosaikus rinkos atsigavimas. Ir bet kokiu atveju pabaigai norėčiau palinkėti, kad, nepaisant, kad ir koks scenarius mūsų lauktų šiemet, vis dėlto reikia ruoštis. Reikia būti pasiruošusiam, tai yra daryti namų darbus. Aš taip pagalvojau, galbūt būstą reikės statyti ne tik tai vietiniam gyventojams, bet galbūt reikės būstą statyti ir vokiečių brigados kariams ir jų šeimos nariams. Todėl, tai irgi reikia įsivertinti ir, bet kokiu atveju padaryti namų darbus ir pasiruošti. Tai aš visiems palinkėsiu pasiruošimo, ramaus darbo ir tikrai tikėkime, kad, išsipildys mano trečiasis scenarius. Tai dėkui.